serija apie spalvas, ruda. Ruda spalva ezoterikoje, feng shui reiškia sveikatą. Šiaip jau sveikatą jie akcentuoja feng shui stilius geltoną ir rudą. Rankšluosčius patarė geltonus arba rudus geriau naudoti. Namų centras, pats centras turi būti šitų spalvų arba bent su tais akcentais. Tai yra tokia ruda spalva. Šiaip jinai įdomi spalva, jinai tokia maišyta spalva, kuri drumzlina, turi visokių tokių žemės atspalvių. Žemės spalva, ruda spalva, tai dėl to ir skaitoma, nes žemės stichija, žemės energija, daugiau tas atspalvis dominuoja ir akmenyse, kurie yra taip pat energetiniai akumuliatoriai ir žemės spalva tokia jinai ruda. Daugiau, žinot, tokia visokių atspalvių tas rudumas yra ir žemės stichija yra turto, sveikatos, sėkmės, visko, kas svarbiausia, centras žmogaus egzistencijos ruda spalva. Ruda spalva galite nešioti ir rūbus ir viską, bet kaip ir visas spalvas, neužsiakcentuokit ištisai ir pastoviai, nebūkit jie nurudę tokį visą laiką. Keiskit, turėkit garderobę papildymų arba prie šitų nešiokit kažkokius kitokius aksesuarus. Rudas švarkelis arba paltukas, tai turi būti baltos pirštinės arba kažkas tai dar priderinta kitaip. Turit drąsiai nebijoti kombinuoti spalvas ir jas maišyti ir derinti drąsiai. Ir ruda su žaliu labai gerai dabar skaitosi madinga ir visos kitos spalvos taip pat įkomponuojant visur ir namų interjere ruda spalva visur jinai gerai. Ir grindys yra tikrai labai gerai rudos, žinot. Tai yra žmogaus padai, liečiasi ta ruda, jis suaktyvina, tai yra ezoterika, tai yra kvantinė fizika, kuri jūs atrodo, kas čia tokio, bet patikėkit, tai veikia. Ir jūs vaikščiojat po tas rudas grindis su basom kojom arba šlepetėm arba kaip. Ir jūs net nežinot, kad jūs jau užsikraunat ir jūsų augintiniai ir vaikai ir visa šeima gauna tam tikrą užkrovimo lygį. Bet visur maišykit ir kitų spalvų. Neužsitūpinkit ant vienos spalvos. Jokiu būdu to nerekomenduoju, draudžiu ir įspėju. Negalima.